Nagiev ir laida Okna. Garsus graikų kupranugaris pasakė, kad meilė tai kančia pabučiavęs kaktusą. Meilė visada žeidžia mus, ypač kai meilė paveikia du skirtingus žmonės, sujungusi savo širdis santuoką. Šiandieną mes turėsime ypatingą situaciją. Ypatingą tuom, jog moteris nežino, ką daryti su savo vyru. Pakvieskime Katę! Nu į Katę. Ką pas jumis nusitiko? Suprantat, ponas Nagijevai, pas mane viskas buvo gerai. Nu, pas visus visada viskas pradžioje būna gerai. Aš ir Ženė labai vienas kitą mylėjom. O jisai vis pradėjo išeiti kažkur vakarais ir negrįžta. Ir vieną dieną išėjo išties negrįžta. Aš išeinu į balkoną, šaukiu: Ženė! Ženė! Kur tu? A Ženės nėra. Ponas Dmitrijevai, padėkit, nežinau, ką daryti. Nu, situacija, tai sakyčiau, tradicinė. Sakykite, Katė, gal turit kokią teoriją, kur jūsų vyras būna? Neturiu, nežinau, gal kitas moteris yra, nežinau, ką galvoti, todėl čia gerėti ir atėjau. Neverkite. Negaliu, viskas. Meilė tarp vieno žmogaus būna labai retai. Todėl pakvieskime šios šeimos antrąją pusę, Ženę! Ženė, ar jūs mylite savo žmoną? Nu taip, myliu. Myliu, o namuose nepareini. Tai kodėl jūs nepareinate namo? Pareinu. Ką jūs veikite vakarais, kai nebūnate namie? Pasakyk dabar visiems. Dirbu. Dirbi. Ir kurgi jūs dirbate? Dirbi, aš pinigų tai neparneši. Aš nenori, bulvė nori, aš pinigų neparneši. Aš dirbu gaisrinį 2 etatais dabar. Aš kaupiu pinigėlius. Tu man sakai, kad langus valai. Čia pernai buvo pilangas vėliau. Ženė, kodėl jūs meluojate tokiai gražiai moteriai? Aš nemiluoju. Tai gali. Katė, ar jūs dar mylite savo vyrą? Myliu, bet jis nepareina namo, kokia meilė. Kokie namo, reikia pareiti namo. Matau salėje labai daug žmonių. Tad paklausinėkime, ką jie mano apie mūsų Katės situaciją. Ką jūs galėtumėte pasakyti apie Katės situaciją, apie tokią šeimyninę dramą? Tiesiog šeimyninė drama. Ir ką jūs patartumėte Katei dabar daryti? Katei reikia susirasti kitą. Paplokime mūsų žiūrovui. Ačiū. Mūsų istorija turi netikėtą vingį. Pakvieskime šeimos kaimynę Mašą! Здравствуйте, Маша! Какая красивая женщина! Ну и sakykite, Maša, ar gerai pažįstate šeimą šitą? Gerai, sakote. Nu ir ar nepastebėjote šeimoje pasikeitimų kokį nors? Paimkite mikrofonas, prašyčiau. Nu, pastebėjau, kad Ženė anksčiau ateidavo pas mane vamzdį sutvarkyti, o dabar jų nebėra. Bet vieną vakarą Katė išėjo į parduotuvę, aš žiūriu, Ženė pareina su tokia moterim, tokia motinė. Aš nepainu su tokia moterim. Paleidži, aš matyti. Ženė. Aš prabudė žiūrėti. Ženė, kas per moteris blondinė jūsų gyvenime? Neturiu aš moterį. Aš turiu tokį labai asmeninį klausimą Katei. Katė, kaip jūsų vyras lovoje? Nu geras, lovoje, žinot, 3 vaikai vis dėlto. Bet nebepareina, Ženė. Bet seniau būdavo gerai. Bet būdavo gerai. Gerai būdavo.
Mašiškai, sakykite, ar jums teko migoti su Žene? Bet taip atvirai, be jokių tokių. Nu, buvo. Šeimyninės dramos visada davė taigi. Oi, negaliu. Pakvieskime paskutinį mūsų svečią, tolimą giminaitį iš Amerikos, Nataša! Ну, Наташа. Наташа, кто там? Ай, ну и Наташка, простите, pasakykite man, kelintas mėnuo? Nu, į kur jūs buvo prieš 8 mėnesius? Nu, Velykas švenčiu. Velykas pas mane šventė, kiaušinį rideno. Taigi, gal galėtumėte mums atskleisti paskutinis paslaptis? Kieno bišycas vaikasas? Nu, kieno? Nu, Ženės! Ženė. Būtinai tu! Paleistuvį, kaip tu galėjai! Nu, mes turime prieš paskutinę mūsų staigminą, kurios nežino nei pati Maša. Mes padarėme tyrimasis ir nustatėme, kad Maša taipogi laukėsi Ženės vaikasą. Ženė. Nu, rimtas vyrukas. Gal užteks tu melą. Užteks mylošiam 3 žaviem moterim, 3 vaikai su žmona, 1 vaikas bus su Maša, 1 su Nataša. Nu, gal pasakykit tiesą, kur jis būnate vakarais? Jeigu tiek tu pinigas parneštum. Nu, matau, Ženė neprisipažins. Pakvieskime Valerką, tegu įneša mums taikinis įrodymas. Вот так. Вот так. Ketvirtas moteris Ženės gyvenime. Ženė, kas šita žavi moteris jūsų nuotraukoje? Nepažįstu. Nu nereikia melas, nu jau per daug šį džiūsų dažyta. Kas čia per pastatas, kas čia... Šopas, čia falšyvka. Ženė, nu tu pagalvok, prisidirbęs esi ilgai vaikas. Tai gal atskleis mums paslaptį, kas čia yra? Šviš, tu myli šitas moteris? Nu tai pasakyk mums tiesą. Išmušė atpildo metas. Ženė! Sauginis, nieko! Ženė, viskas, mano kantrybė baigėsi. Pasakykite tiesą visą šitai publikai, nes matau, kad jam jau atsipuoda. Taip, atrodo, jis jau susikaukė. Aš tave nemyliu. Aš myliu Vėtrui. Pasakykis. Nu į ką? Yra seniau tokia patarlė, kad gali būti meilė žmoginai, gali būti meilė vyrui. Ir yra vienas garsus graikų filosofas Macijaus Kopulas pasakęs, kad yra meilė pastatui. Iki šiol jis nebuvo įrodytas. Mūsų laida Okna šiandieną pateikė puikų meilės pastatui pavyzdį. Su jumis buvau aš, Dmitrijus Nagijevas ir laida Okna. Santarvės, kantrybės ir meilės. Mėgoju.